Sveiki visi, noriu jūs visus informuoti, kaip daugelį metų valstybė vogė ir klastojo dokumentus, kaip slėpė Lietuvos Respublikos valstybės prezidento Algirdo Mykolo Brazausko išleistą įstatymą, kuris gina vienodai net ir pačius silpniausius žmonės, kurie patys negali apsiginti savo pažinėjimų teisių ir interesų. Apie Lietuvos Respublikos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko išleistą įstatymą plačiau papasakosiu savo informacinio pranešimo gale. Visa informacija, kaip kas vyko, yra publikuojama internetinėje svetainėje drakonas.info. Mielai visus jūs kviečiu apsilankyti ir susipažinti vykdyto Lietuvos Respublikos valstybės parado vaizdo medžiagą galite peržiūrėti mano Facebooko puslapyje. Kad visiems jums būtų kuo aiškiau, glaustai papasakosiu apie situaciją, kurią padarė Lietuvos Respublikos valstybė ir jos atsakingi tarnautojai, skaitant buvusią Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę ir Algirdą Butkevičių, ministrą pirmininką, Socialdemokratų partiją, tuo metu buvusios koalicijos partnerius Viktorą Uspaskichą darbo partiją, Rolandą Paksą partiją Tvarka ir teisingumas ir Lietuvos Respublikos teismus. Kaip ir daugelis jūsų, mano mama dar 1993 metais 3 mėnesį 5 dieną Kvitas taupomojo banko numeris 7484 sumokėjo žemės valdą esančią J. Jeramino 37B Radviliškėje, miesto centre. Lietuvos Respublikos valstybė taip pirkimo pardavimo sutarties už išpirktą žemės valdą nesudarė, privatizavimo procedūros neužbaigė. Aiškinantis situaciją iš esmės paaiškėjo daug pažeidimų, kadangi visi dokumentai susirašinėjimai su instancijomis, garso įrašai, teismų posėdžių ir visa kita informacija yra publikuojami internetinėje svetainėje drakonas.info. Apie valstybinės atsakingas įstaigas, apie pažeidimus jūs galite susipažinti patys, čia dabar neįsiplėsiu, o detaliau papasakosiu, kad jums visiems būtų kuo aiškiau. Besiaiškinant situaciją, eigoje buvo kreiptasi į nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, bet situacijos nesprendė. Tada buvo kreiptasi raštu į Žemės ūkio ministerijos ministrą, bet taip pat situacijos nesprendė. Tada teko kreiptis į Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių. Ne vieną kartą raštu, aš asmeniškai susitikus su jom net 2 kartus. Apie susikloščiusią situaciją tikrai žinojo, bet situacijos nesprendė, o tik atsirašinėjo. Todėl teko kreiptis į Lietuvos Respublikos prezidentūrą, Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę, kuri situacijos nesprendė. Apie išleistą jos pirmtako Lietuvos Respublikos valstybės prezidento Algirdo Mykolo Brazausko įstatymą tyli. Todėl nebeliko nieko kito, kaip tik kreiptis į Radviliškio rajono apylinkės teismą, naujas teismo pavadinimas Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai, ginti pažinėjimų teisių ir interesų. Paaiškėjo, kad Radviliškio rajono apylinkės teismas net nesugeba, kaip pats išsireiškė, nesugeba atskirti grūdus nuo pelų. Paakcentuosiu advokato žodžius. Teismas kaip valstybinė valdžia, sudaryta iš profesionalių teisininkų, turi sugebėti atskirti grūdus nuo pelų. Tai yra esminius ieškinio argumentus ir įrodymus, pagrindžiančius ieškinio reikalavimus nuo papildomų ir šalutinių. Priėmė sprendimą ieškinį laikyti nepaduotų. Apie Lietuvos Respublikos valstybės prezidento Algirdo Mykolo Brazausko išleistą įstatymą tyli. Teko kreiptis į Šiaulių apygardos teismą. Tuo tarpu Šiaulių apygardos teismas iš esmės nukrypo nuo šios aukščiausiosios teisminės praktikos, nes nagrinėdamas atskiris skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo nutarties laikyti ieškinį nepaduotų, savavališkai ex officio ėmėsi analizuoti materialinio teisinio pobūdžio klausimus. Ir atlikdamas šią neteisėtą ir neteisingą analizę priėmė klaidingą nutartį atsisakyti priimti ieškinį arba kitaip tariant paneigė mano mamos teisę minėtų klausimų kreiptis į teismą. Be to, Šiaulių apygardos teismas atliko klaidinančią rekomendaciją, pagal kurią mano mama neva turi kreiptis į savivaldybę, tačiau juk savivaldybė nesprendžia klausimų dėl žemės sklypo pirkimo pardavimos sutarties parengimui ar sudarimo. Juo labiau savivaldybė netlieka teisminės valdžios funkcijų. Vadinasi, Šiaulių apygardos teismas neteisingai supranta žmogaus teisę į teismą, taip pat neteisingai supranta procesinės normas dėl ieškinio priėmimo stadijos bei teismo funkcijų toje stadijoje, nes, kaip matyti, jis šiurkščiai nukrypo nuo Lietuvos aukščiausio teismo teisinės praktikos. Juo labiau, kad net jei Šiaulių apygardos teismas ieškinio priėmimo stadijoje ėmėsi savavališkai analizuoti materialinius teisinius klausimus,
dėl reikalavimo įpareigoti sudaryti žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis, jis pats turėjo vadovautis ar bent žinoti Lietuvos aukščiausiojo teismo praktiką, kurioje buvo pasisakyta dėl Šiaulių apygardos teismo sprendimų panašių aplinkybių bylose. Vietoje to, kad būtų įpareigojęs Radviliškio rajono apylinkės teismą bylą priimti ir išnagrinėti iš esmės, pats Šiaulių apygardos teismas bylą išnagrinėjo kaip jau priimta. Pažymėtina, kad jeigu nagrinėjant bylas kildavo bent mažiausia galimybė ginčiamą teisminį reguliavimą interpretuoti kaip dirbtinai suvaržanti asmens teisę kreiptis į teismą, tai toks teisinis reguliavimas būdavo pripažįstamas prieštaraujančių konstitucijai inter alia jos 300 straipsnių pirmai daliai. Tuo tarpu šios bylos atveju nėra nei menkiausios abejonės, kad Šiaulių apygardos teismas apskritai paneigė asmens teisę kreiptis į teismą. Vadinasi, Šiaulių apygardos teismas viena naikintina nutartimi iš esmės suvaržė mano mamos konstitucinę teisę kreiptis į teismą 2 kartus dvigubai dėl 2 atskirų reikalavimų. Bylą nagrinėjo pats Šiaulių apygardos teismo pirmininkas. Pažeidė Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį 1 dalį. Apie Lietuvos Respublikos valstybės prezidento Algirdo Mykolo Brazausko išleistą įstatymą tyli. Teko kreiptis Lietuvos aukščiausiąjį teismą dėl teismų nutarčių atsisakyti priimti nagrinėti mano mamos ieškinį ir su tuo susijusio žmogaus teisės kreipti į teismo pažeidimo. Buvo kreiptasi net 3 kartus. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjai nusprendė ir priėmė nutartis kasacinį skundą atsisakyti priimti. Apie susidariusią situaciją buvo informuotas Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkas dėl absoliučios žmogaus teisės kreiptis į teismo paneigimo. Jokio atsakymo negauta. Apie Lietuvos Respublikos valstybės prezidento Algirdo Mykolo Brazausko išleistą įstatymą tyli. Ir Lietuvos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis tvarkos nedarė. Lietuvos Respublikos valstybė darė viską, kad tik neužbaigti išpirktos žemės valdos privatizavimo procedūros, kad galėtų susidoroti ir išgriovus atėmus namus, mus išvyti taip išsprendžiant situaciją. Advokato kontora Zenonas Kerutis, vadovas advokatas Zenonas Kerutis, dalinai žinojo, kaip turi būti užbaigta išpirktos žemės valdos privatizavimo procedūros, nurodė, kad be to Šiaulių apygardos teismas atliko klaidinančią rekomendaciją, pagal kurią ieškovė neva turi kreiptis į savivaldybę, tačiau juk savivaldybė nesprendžia klausimą dėl žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties parengimo ar sudarimo. Jo labiau savivaldybė neatlieka teisminės valdžios funkcijų. Vadinasi, Šiaulių apygardos teismas neteisingai supranta žmogaus teisę į teismą, taip pat neteisingai supranta procesinės normas dėl ieškinio priėmimo stadijos, bei teismo funkcijų toje stadijoje, nes kaip matyti, jis šiurkščiai nukrypo nuo Lietuvos aukščiausio teismo teisminės praktikos. Bet paties svarbiausio apie Lietuvos Respublikos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko išleistą įstatymą neinformavo ir bylose nesirėmė. Visose bylose, kuriuose atstovavo mūsų šeima teismuose pralaimėjo, nors tada buvome teisūs. Teko naudotis ir kitų labai įtakingų ir labai žinomų advokatų kontorų paslaugomis, bet visi apie Lietuvos Respublikos valstybės prezidento Algirdo Mykolo Brazausko išleistą įstatymą tyli. Dabar aš jums papasakosiu apie Lietuvos Respublikos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko išleistą įstatymą, kuris yra daugelį metų slepiamas nuo visuomenės, visų mūsų paprastų žmonių, ištrintas, panaikintas iš serverių, kad galėtų susidoroti ir apvogti. Nacionalinė žemės tarnyba ir Žemės ūkio ministerijos turėjo pati pasirašyti pirkimo pardavimo sutartis su žmonėmis, nevelianti tai savivaldybių, nereikalaujant patikinėti joms prašymų, o užbaigti išpirktų žemės valdų privatizavimo procedūras pagal galiojančius architektų planus. 1997 m. Liepos 2 dienos numeris romėniškas 8.370 Vilnius, Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymas. 21 straipsnis. Žemės sklypų ženklinimas ir žemės nuosavybės bei žemės naudojimo teisės dokumentų išdavimas. 2 punktas. Vietoje paženklintos privačios žemės sklypų ribos, vėliau atliekant tikslius geodezinius matavimus, nekeičiamos. Lietuvos Respublikos valstybės prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas pasirašytame išleistame įstatyme aiškiai nurodė, kaip turi būti užbaigta žemės sklypų privatizacija. Kad visi žmonės būtų apginti vienodai nuo nesąžiningų žmonių, valstybės tarnautojų ir politikų. Kas jau kas, bet LSDP socialdemokratų partija
turėjo gerbti savo lyderio vadovo Algirdo Mykolo Brazausko atminimą ir jo išleistus įstatymus, saugoti, bet ir paprastų žmonių atžvilgių visada būti teisingi, kurie juos rinko ir palaikė daug metų. Informacija, manau, yra labai svarbi daugelį žmonių, kurie buvo apgauti ir buvo pažeidinėjamos jų teisės. Todėl jūsų visų prašau pakelti rankutę į viršų ir pasidalinti mano informaciniu pranešimu, kad sužinotų, kaip dirba Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojai ir kad kuo daugiau žmonių galėtų apsiginti savo pažeidinėjamas teisės ir interesus. Pasiremdami Lietuvos Respublikos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko išleistų įstatymų, kuris buvo visų žmonių prezidentu, kuris aiškiai nurodė, kaip turi būti užbaigta privatizacija. Buvau kreipęsis dėl pagalbos mamai ir į Seimo narį Mindaugą Puidoką. Jokios pagalbos nesuteikė, nesenai gavau iš jo SMS žinutę su prašymu pasirašyti už jo vedamos komandos galimybę kandidatuoti į Europos parlamentą. Kas nepadėjo mano mamai ir aš tikrai padėti niekom negaliu. Kas neturite teisinės patirties, prašau nerašinėti vėjų komentaruose, nes pažeidėjams jūs jau nebepadėsite, tai galite pakenkti savo. Sėkmės jums visiems ginant savo pažeidinėjamas teisės.